Kokio pločio laikyti štangą atliekant spaudimą nuo krūtinės. Aš šiandien spaudžiu kampu, bet spaudžiant ant horizontalaus suolelio būtų tie patys principai. Pečiams, pečių sąnariams pats saugiausias paėmimo plotis yra tas, kuomet nuleidus štangą ant krūtinės, spaudžiant kampu nuleidžiama čia, dilbiai, tai yra rankos dalis nuo riešo iki alkūnės yra vertikalūs. Kitaip kalbant, alkūnė yra po riešu ir šita pozicija yra pati saugiausia peties sąnariui. Peties sąnarys tokiu atveju yra stipriausioje pozicijoje. Paėmus štangą plačiau, judesio amplitudė sutrumpėja, dėl ko tikėtina galima paspausti didesnį svorį. Bet krūvis pečiams ir pečių traumų tikimybė padidėja. Paėmus siauriau, padidėja tricepso vaidmuo, tai yra tricepsas dalį krūvio iš krūtinės atima. O praktikoje parodysiu mažąjį pirštą, aš dedu ant žiedo, štangos žiedo, arba šiek tiek siauriau negu štangos žiedas. Ir štai man nuleidu štangą ties viršutinė krūtinės dalimi, nes čia reikia nuleidinėti spaudžiant kampu ir dilbiai turi būti vertikalūs. Jeigu paimsiu plačiau, tada gaunasi, kad dilbiai jau nevertikalūs ir pertempinėju pečius. Jeigu paimsiu šiek tiek siauriau, tada daugiau dirbs tricepsas. Na ir šitos taisyklės taikymas man leido išsaugoti sveikus pečius, tai yra man šiuo momentu yra be 2 mėnesių 44 metai, aš vis dar spaudžiu be skausmo. Jeigu jums patinka arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.